Labą dieną, Igorį. Labą dieną. Metų. Malonu matyti. Ir jūs. Igorį, kokia buvo vaikystės svajonė? Tapti kuo? Svajonė vaikystės. Reikia prisiminti. Nuo vaikystės labai mėgdavau mašinas taisyti. Norėjau užaugti ir taisyti mašinas. O dabar jau kiek metų su šunimis? Nu, turbūt virš 22. Virš 22. Taip. O yra posakis, šuo yra geriausias žmogaus draugas. Visada buvo, nėra tokio posakio. Taip visada visą gyvenimą buvo. Kodėl? Geresnio draugo, skaitysi, nesurasi, tol kad šuo niekada tave neišduos. Geras draugas netgi gali išduoti. Šuo niekada. Niekada? Ne. Supratau. O kaip su šunimis sekasi? Labai gerai. Aš juos labai gerai perprantu. Visada žinau, skaitysim, kokiam šuniui ką paduoti. O nuo ko prasidėjo? Prasidėjo nuo to, kad mes kažkada su broliu netgi prie Sovietų Sąjungos dalyvavo mano brolis varžybose. Aš jam padidinėjau, dar tada jaunas buvau, bet visada šunys buvo, kaip pasakyti, mūsų kaip hobis. Paskui, kaip pasakyti, kai su šuniu gyveni, daugiausiai žmogus neturintis šuns niekada negali suprasti to žmogaus, kuris turi šunį. Todėl, kad kada jis įsigyja šunį, tada jis supranta tik tai, kas yra šuo, kaip su juo reikia elgtis, kaip elgtis su kitais žmonėm, kurie turi šunis. Kaip ir mašina. Nuperki Audi, matai visur Audi. Nuperki Opelį, matai visur Opelius. Taip ir šuo. Ir tada, kada jau įsimylėjai šunys, atrodo, daug labai turi patirties su savo šuniu, norisi pabandyti ir ant kitų šunų. Pabandžiau, išėjo. Ir tai prasidėjo viskas. O gal pamenat, ką pirmą teko dresiruoti? Pats pirmas mano šuo buvo, su kurį aš dresiravau ir ruošiau pirmą kartą egzaminui, buvo juodas terjeras. O teko susidurti su kažkokiais sunkumais? Su to juodu terjeru? Taip, jis visada, kada ateidavo į aikštelę, visada norėdavo ir bėgo namo. Visada? Taip. Bet paskui jam patiko tas momentas ir jisai patikėjo į savo galimybės ir netgi išlaikė egzaminą. O dabar kiek matau, jūsų sūnus treniruoja, ar teisingai? Nu, aš skaitau, skaitysim, kai sūnus pas mane atsirado, jau nuo to laiko, kada jis jau pradėjo vaikščioti, aš jau pradėjau su juo užsiiminėti. Jau 10 metų jisai pas mane galėjo suvaldyti 2 rotvėlerius. 10 metų? Taip. Tai jūs atradot savo svajonių gyvenimo kelią? Aš dabar save neįsivaizduoju be šunų. Jeigu aš išvažiuoju netgi savaitį pailsėti kur nors į kitą šalį, jau man, skaitysim, po pirmos paros buvimo toj šaly, pamačius belė kokį šunį, pririštą netgi prie grandinės, aš prie jo einu, man norisi jį paglostyti, todėl kad aš jau pasilsiu tų šunų. O dabar šunys jau jaučia ar ne? Vat, pavyzdžiui, jūs kaip treneris, jeigu ateina pirmą kartą, ar persiduodat kažkaip, ne? Ką jaučia? Nu, vat, kad yra treneris. Esmė ne tame, kad treneris, o yra tas žmogus, kuris gali prieiti prie šuns ir kuris nebijo šuns. Šuo labai jaučia, skaitysim, gerų žmonės, blogų žmonės. Jeigu tu nusiteikęs blogai prie šunį, tu niekada prie jo neprieisi. Supratau. O palinkėjimas Igorio žmonėms turintiems šunų ir neturintiems šunų? Palinkėjimas turi būti toksai, kad čia tokia frazė netgi. Mylėkit savo šunis ir jie mylės jūs. Ačiū, Igorį. Nėra už ką. Visada prašau. Visada malonu.